Masinis sąskaitų siuntimas į klientų elektroninius paštus. Sistemoje buvo realizuota galimybė visas mėnesinės sąskaitas klientams siųsti iš sistemos vos kelių mygtukų paspaudimu. Pademonstruosiu, kaip tai atlikti. Tam, kad įmonės klientas gautų ne tik sąskaitą, o ir gražų tekstą laiške, susikonfigūruokime siunčiamo laiško tekstą. Eikime į modulį planavimas ir atidarykime pranešimų šablonų langą. Spauskime mygtuką naujas ir supildykime laukus. Parinkime siuntimo tipą laiškas, pavadinimą, apdorojimo prioritetą, laiško tipą. Suveskime antraštę. Bei visą tekstą, kurį klientas matys laiške. Suvestą informaciją išsaugokim. Pasižymėkime ir nusikopijuokime pranešimo šablono pavadinimą. Dabar eikime į programos nustatymus ir nurodykime, kad šis pranešimas bus naudojamas sąskaitų siuntimui. Taip pat galime nurodyti, kurį spausdinį naudoti generuojant ir siunčiant sąskaitas. Programos nustatymus išsaugokim. Kai jau atlikome pradinę konfigūraciją, belieka eiti į pardavimo sąskaitas ir sugeneruotus spausdinius išsiųsti klientams. Sistema siųs laišką į pašto adresą, kuris nurodytas prie kliento ir pažymėtas kaip pagrindinis. Beje, sąskaitų paieškos lange galite peržiūrėti, kokie pašto adresai suvesti prie jūsų klientų, tai yra, kur sistema siųs sąskaitas. Taigi pažymėkime visas norimas pardavimo sąskaitas ir spauskime mygtuką siųsti sąskaitas elektroniniu paštu. Sąskaitas išsiuntėme į kliento elektroninį paštą. Kadangi prie kliento nurodžiau savo elektroninį paštą, pažiūrėkime, ar sąskaitą gavome. Sąskaita buvo gauta, pažiūrėkime sąskaitos spausdinį. Štai tokį laišką ir tokį spausdinį gautų ir jūsų klientas. Pabandykite.